Nu, labas rytas. Ką jau rudenėlis atein, šaltoko jau. Šiltai jau reik rinktis, va, užsisakstyt. Tai vakar kūlėm pupas, pripildėm fūrinę, pripildėm šitą. Šitoj nežinau, pala, yra kažkas ar nieko. Reik pažiūrėt. Labą. O, yra. O šiukšlių kiek. Tai čia iš 10 hektarų. Nu, beveik iš 10, nes 3 hektarai 4 kokie yra pajoka. Tai gal šiemet kažkas po pavasarinę kalkimą pasdės. O šiandien atvažiuos servisas biškis į Elką pažiūrėt. Yra problema, kad čia krent viena sekcija šita. Cilindras nelaika, tai pastebėjau, kai rapsą sėjau, kad sukeli, dirbt kaip ir gali, bet jeigu Elka stovi, nu, akyse matai, kaip leidžias. Ir trąšų dozatorių pažiūrėt. Mes nesugebėjom patys susiremontuot, nu tai servizas. Taip, tai reikia atsikabinti traktorių nuo priekabas, nes reikės kompą sujunginėt, Elką reikia ištempt, kad aną pusę išskleist. Ir... O jūs per tą laiką, kol aš persikabinėsiu, paspauskit laiką ir prenumeruot. Biškai pervedė pinigų už grūdus, jau galiu pamandravot, pirštinės naujas nusipirkt galim. Aba, net gaila suterliot. Nu tai viskas, servizas išvažiavo, tai bus pats blogiausias įmanomas scenarijus. O tai yra varikliukas. Tuoj nueisim parodysiu, kas ten blogai. Va, turim varikliuką suėjusi, trašinį, ant tiek supuvo, kad prasiskverbė pro šitas dalis vanduo į vidų ir musėt suėdė tą varikliuką. Jisai suka šiaip, bet prijungus prie siejamosios nei sveikatos nieko neturi. Tai jam viskas. Kapai. Tai kaip ir ne tragedija, nes jau yra, aišku, pirkt. Tragedija yra ties ta vieta, kad... O, nežiūrėkit. Va, turim naują visiškai. Vieną prisidėsim, pažiūrėsim, kažkas panašaus. Esmė, kad štuko 400. Nu, panašiai. Panašu, musėt, kad viskas toks pat. Vat labai įdomiai. Žiūrėkit. Čia, ne, vat, yra riba. Ir va čia yra riba. Ir va šita vat surūdijo, supelyje, nežinau, kas čia ištrupėjo. O čia musėt metals, jiems viskas gerai. Ir antroji pusė tas pats irgi kažkokia medžiaga, kuri ištrup, nežinau, nesuprasi. Nu, nurinkau nuo seną varikliuko. Šitą uždėjau. Bandysim dabar įdėti ant Elkas. Tai va, varikliuks. Toks pat čia. Jisai va čia turiu atsistoti į šitą vietą. Problema vienintelė dabar, kad aš neuždėsiu šitos kardelės. Neuždėsiu čia
nes čia yra termo, aš nesimenu kaip vadinasi, ir termo apsauga. Ir žodžiu, šitą vėl turiu nuimti, kad užmaučiau, jeigu užsimaus, nes čia vėl laidynai nenori lysti. Ir paskui turim vienam gale fiškę, jo viskas gerai, o antram gale turim 2 laidus. Ir tie 2 laidai, o čia nueina į šitą va dėžutę. Toj dėžutėj irgi čia mums bus sudėtinga. Na, bet gal kažkaip uždėsiu. Nu viską, šiaip netaip surinkau. Įdėjau ritę, įdėjau varikliuką, tai čia tą fiškę sujungiau. O tuos laidus uždėjau, nežinau, krokodilą, kiti ten šokoladų vadin. Nu, karoči, supratot. Tai sujungiau tuos. Ir viskas. Sudėjau dantračius anoj pusiai. Užsukau tvirtinimus. Tai dabar liko tik tai prijungt traktorių ir pabandyti, ar nesudeginsiu štukas 400. Bet neturėčiau. Tai va, gaila traktorius nėra, nes šiuo metu hebra cool. Tai varom pažiūrės kaip sekasi. Nu tai parvarė pats brolis traktorių, reikia atkabinti priekabą, pasiruošim šiandien, prisikabinsim sėjalką ir tada susikalibruosim, pažiūrėsim ar vyko varikliuks ir nėra hatata, nėra kam trašų pakrauti ir tada lauksim rytojaus. Nieko nesakysiu, tik parodysiu. Pelenai kabinai kratomi. Prisipyliau kuro, kabinam sėjalką. Noriu tai pasiruošti, kad rytoj sėdu, išvažiuoju į Galiusėt. Kad nereiktų nieko reguliuoti. Jeigu bus įmanoma. Tai čia buvo. Nu, tiesos akimirka, ar suksis ar ne trąšų dozatorius. Ne, nerapsis. Va, sėkla numeris 14. Šoną į šoną. Leidžia. Sukas! Skaičiuoja! Ura! Sėsim su trąšom. Liuks. Tai gerai, važiuojam, susipilstam rapsą ir susisvarstam. Filmuoju. Ką? Filmuoju. Ką darai? Sėjalką prisijungiu. O pomidorą kur turėjai? Reik.
Tik 6 maišiukus tik tai turiu. Mažai, ką daryti? 20 tokie 3 ar 4 hubus. Nu viskas paruošta. Sureguliavau dar ir šituos gilę palaikymą, kad realiai sėklą barstysiu ant paviršiaus, užbarstysiu tik tai aketėlėm. Bandysiu taip daryti. Nes dabar lygtais biški per giliai pasėjau prieš tai, kur sėjau rapsą. Ir dar vis šitos problemos nesusitvarkom. Nu, aš nesutvarkau. Reikia išvežti, suremontuoti. Bet yra nedidelė tikimybė, kad gal ir net nesuremontuos, nes čia kažkoks sudėtingas cilindras. Tai nerizikavau dabar, kol nepasėta yra išardyti visko, išskleisti. Bet yra ir tikimybė, kad gal ir anie cilindrai meluot šitam, nes jie yra sujungti tarpusavį. Nu tai, kai pradėsim spręsti tą problemą, pažiūrėsim. O dabar viskas, šiandien jau viso, daugiau nefilmuosiu. Saulė jau leidžias, traktoriaus nėra, negaliu pasikrauti, kad trąšas susikalibruoti. Ir viskas. Pratęsiu video rytoj. Gerai. Ėjo. Nu, tai tikiuosi, trąšų varikliuks veiks, nes supilsiu 2 tonas. Jeigu neveiks, bus sunku iškrapštyti. Bet vakar testą padarėm, tai turėtų veikti. Čia yra MPK miksas. Mapas sumaišytas su kažkokiu ten, nežinau, žodžiu 7, 19, 36. Oi, kalnelis. Biškį suviniojam atgal. Biškį priekį. Va. Viso, tobulą. Pirmą važiavimą darau, dulkių, tai
Tai belė kiek. Man tiek viskas sausa, kad gali būt, kad mes čia sėjame, nieks neištiks. Visai nemaža tikimybė. Vienintelį lietų rytoj apie 3 mm. Tai jeigu jo užteks, tai užteks, jeigu ne, tai po sėklas ant paviršiaus bus, nu, žemėj, visai ant paviršiaus. Tuoj šalai išlipsim pažiūrėti, kaip sekas, ką rodo ten gale. Važiuojam ant 10. Gal paskui perjungsim dar vieną pavarą, nežinau. Iški kokybė gal geresnė, kai toks nedidelis gylis, kai lėčiau važiuoji. Per langus praktiškai matos niekas. Nu, yra grumstelių. Nemažai. Nu, pabandykim surasti kokią sėklytę. Va, sėklytė. Tai gal gerai tas gylis, nežinau. Einam pažiūrėti kaip trąšų. Jo, yra va trąšų. Vėjas eina, tai gerai. Antiek yra sausa, kad aš su Sielka pravažiuoju, nu ir grįžtu, sakykim, jau pagal ženklintuvą, nesimata net kur aš pravažiavau beveik. Žiūrėk, aš jau parodysiu. Na, pažiūriu per kamerą, da net geriau matos, bet jeigu šito nebūtų, nu, tai įžiūrėti manoma, bet yra sudėtinga, ypač važiuojant į vieną pusę, kai saulė šviečia. Važiuoti reikia, ar nelabai. Aš tai praktiškai nematau, iš nuojautos važinėjau. Kai susėsiu po metrą plyšius palikęs, tai bus. Nors irgi būtų neblogiausias scenarijus, nes bent sudygtų. Nes dabar tai sakau. Gal su purkštuvą reikia važiuoti palaistyt, pabandyti. Už po bagatoną į hektarą užstatyti. Blemba, gal padėtų biškį. Gal kiemį reiks pažaisti tada. Rapstada sočiai. Ką trąšų. Ne kažką. Važiuodam aš taip il. Vis tiek pakeliui. Nu vsio, baigiau. Dulkių bele kiek. Nu va, gal matysim, kur ženklintuvai. Silpniausias įėjamosios vieta šitie.
neįmanoma normaliai sureguliuoti. Nu, kažkas matos, bet sudėtinga. Da, kai žolė užžel, tai išvis. Taip, все, judam į kitą lauką. Mūsų parodinis lauks. Opa. Sėsim rapsą tiesiogiai. Čia da vakar pupas augo, o šiandien jau pasėsim rapsą. Visiškai nežinau, kaip seksis. Pažiūrėsim. Žemės, nu, nemažai matyt. Gal neblogai bus. Pabandysim. Matėt, kaip atrodo? Visai neblogai. Ką mes su tuo čia skutiku, da čia skutam? Einam pažiūrėti trumpai. Va, jum. Piotingerio, ką žemė rodo? Ką žemė rodo? O, sėklytė. Va. Nu, žemė į drėgmės jaučias. Bet šiandien plus 30, tai staigiai čia viską išgarins. Nu, melski Dievą, kad rytoj būtų, dabar pažiūrėjau dar, ne 4 mm, o bent 6 kokie. Oi, būtų gerai, pasaka būtų. Nu, pasaka, ne? Tai būsim klaidą padarę, kanuos visus laukus susiskutom pupų. Eina savo. Reikėjo dėti iš karto susijalkai viskas, kiek drėgmės būtumėm išsaugoję. Nu, bet yra kaip yra. Gerai, gana čia man reklamuotis. Reikia varyti paskutinį lauką. Bet jau ten nieką nefilmuosiu. Nes jau dar daugiau bus posūkių negu čia. 2 hektarai, trikampiai keli, stulpai keli, švitvoros aplinkui. Все, atkabinau. Važiuojam, dar padėsim broliui stumti, grįžti su priekabom pilnom pupų. Sėklas pasiliksim, tai reikia padėti suvarinėti garažus. Ir viskas šiandien bus. Atsikračiau. Tas gaidys. Vari. Antai. Jie bus. Ką? Taip ir bus. Ko toks purvins? Neerzint? O man toks susandėliavo kaip gerai. Tai žinom. Tai tiek. Su Dievu.